Sveiki, dabar pratęsiu toliau tą patį video apie medžiagas ir jų apskaičiavimą. Taigi, aš pirmiausia nusipirkau antikvariatą, tokią kėdutę. Čia sukasi kojytės, štai ant tokių 4 kojyčių ir Car Boot Sale yra labai populiarus karališkoje šalyje ir ten labai daug visokių senienų pardavinėja ir naujų dalykų galima rasti ir tai yra anglų kultūros dalis. Tai va, aš ten pirkau tas kėdes, kurios yra video apie tėvus ir aš pervilkau ten būtent šitoj kompanijoje. Kompanija tai yra labai nedidelė, dirba 1 arba 2 žmonės. Vienas žmogus įsirengė savo patalpas, senoviškai taip, ir amatininkas, galima sakyti, o verslo jis daryti nesugeba. Tai dabar žiūrėkit, aš tokį dalyką apvilkau, norėjau tokio, čia yra labai geros kokybės šitas, galima jį ir plauti, nuvalyti, žodžiu, kad ilgesniam laikui tarnautų. Tai aš net nežinau, gobelenas vadinasi lietuviškai, apvalkalas, tai tokia štai medžiaga ir už tai aš sumokėjau 79 su audinys ir darbas. Aš tikiu, kad jam čia užtruko 10-15 minučių. Gerai, jisai yra meistras savo darbo žinovas, viskas gerai, labai gražiai padaryta, aš įsuksiu kojytės ir atrodys tikrai labai graži tokia kėdutė, kur galima vaikučiams atsisėsti arba sėdint karališkoje kėdėje, turėti kojoms pasidėti štai tokią kėdutę. Na, čia dar ne viskas. Aš patenkinta darbu, žmogus gerai daro, išmano tą darbą, bet jis nemoka apskaičiuoti medžiagų. Jūs pažiūrėkit, jis užsakė tą audinį, tą gobeleną, jis yra tikrai labai fainas, toks labai tvirtas tas audinys, aukštos kokybės. Jūs pažiūrėkit, kokį gabalą jis man įdėjo, kokio didumo. Jisai man net netelpa. Tai jam yra iš kompanijos, kur užsakinėja mažesniais kiekiais neparduoda ir štai tokiais. Galite išsirinkti ir po to tą audinį dėk kur nori. Aišku, jeigu man kas nors anom kėdėm atsitiks, aš turėsiu audinį ir man kažkas kitas pakeis, bet man to nereikėjo. Tai čia yra problema, čia yra labai didelė problema, kai čia labai karšta. Ir čia yra didelė problema, nes kur man jį dėti? Aš jį pasilaikysiu, bet jūs suprantat, apie ką aš? Ir tokių amatininkų yra labai daug. Jie nesugeba daryti verslo. Tai jeigu jis turėtų, pavyzdžiui, žmogų, kuris jam organizuotų visus darbus, paimtų, pasamdyti žmonės, kurie jam išvalytų, sutvarkytų patalpą, ten apleista, baisu ir leidžiama štai taip dirbti. Lietuvoje tokių dalykų nėra. O ten, greitai tokie verslai užsidarys. Tai ką aš noriu pasakyti, tokius verslus reikia gelbėti. Jeigu tam žmogui surasti tokį jauną žmogų, specialistą, kuris galėtų suorganizuoti jam darbus, galbūt atsakinėti telefonu, užrašyti jam žmones, užsakinėti jam medžiagas, o jis pats galėtų užsisakyti, tiesiog ateiti į darbą, padirbti ir kaip visada dirbtų, bet jis dirbtų ramiai. Bet žmonės, neima tokių darbuotojų, gali laikinai paimti, kad sutvarkytų, ten tokia nešvara, tiek dulkių, viskas suvelta, viskas čia audiniai, čia pavyzdžiai, viskas dulkėse. Jūs net žalio supratimo neturit. Aš tikrai nenorėjau filmuoti, bet galėjau. Tikrai nenorėjau to daryti. Galėjau tai padaryti, bet galvoju, reikia jam duoti dar šansą, kad jis pasitaisytų ir greičiausiai jis pasitaisys, nes be galo nuostabus žmogus
išmanantis savo darbą, bet va tokius dalykus reikia pagerinti. Tai štai tie 2 video apie tą patį. Ir taip jau gyvenime yra, kad viską mes turime pasidaryti patys, nes ant padėkliuko mums niekas neatneš. Padėkliukai atkeliavo iš Londono, tarp kitko iš Indijos į Londoną ir dabar Lietuvą. Tai jo, mažesnį padėkliuką turėsite, mažiau pasieksite gyvenime. Didesnį, daugiau reikės stengtis ir daugiau reikės kartais paaukoti. Tai va, tai man tiesiog jie patiko, aš nusipirkau, bet čia kaip pavyzdys. Gyvenime viskas turi savo kainą. Visada. Ir ne visada pinigais. Tai gali būti sveikata, nervais mano atveju. Sveikata ir nervais, gali būti šeimos sąskaita, gali būti kas dar? Galbūt kažkokią kitokią sąskaitą, bet visą tai galima padaryti balanse. Ir to balanso kiekvienam žmogui reikia išmokti. Nesvarbu, kuo jis užsiimtų, ar tai būtų amatas, ar tai būtų menai, ar tai būtų verslas, ar tai būtų kažkokia kitokia veikla, organizuojama veikla. Visur mums reikalingas ypatingai laiko santykis su tavimi. Jeigu mes su mumis, nes jeigu mes švaistome savo laiką, pavyzdžiui, žiūrint televizorių, mes niekada nieko nepasieksime ir niekada mes nepagerinsime to gyvenimo, nei savo, nei kitų. Tai kuo didesnis žmogus, jisai pirmiausia pagerina savo gerbuvį, ta prasme save pirmiausia, po to aplinką, įtakoja aplinką, po to gali būti miestą, šalį, ta prasme rajoną, ir taip toliau. Save, aplinką, rajoną, miestą, šalį ir galbūt daugiau šalių. Tai mano asmenybės mastas yra toks didelis, kad aš netelpu nei Lietuvoje, nei pas mane yra pasaulinio masto viskas. Tai va, tai man kaip ir nebėra ką veikti, nes čia yra žmogus pasiekęs besąlyginę meilę. Kokiu keliu mes to sieksime yra labai labai skirtingai. Vienas per verslą, per menus, per tą. Aš per savo amatą, po to per verslą. Ir aš jį dabar labai neblogai išmanau. Ir tokiu būdu mes mokomės vieno vienintelio - meilės. Aš tos meilės išmokau, tai kaip ir viskas. Ką čia dar noriu pasakyti? Dar viena mintis atėjo, kad prie to paties, čia iš tos pačios serijos, labai daug tapytojų, menininkų, kurie skulptūrėlės gamina, keramiką, keramikiniai visokiausi darbai ir būna tikrai be galo nuostabūs piešiniai, dabar visokiausių tų technikų yra ir vėlgi galbūt tas žmogus galėtų nešvaistyti laiko pardavimui, o kažkas užsiimtų jo darbelių pardavimais ir parduotų, tai tas žmogus turėtų daugiau laisvo laiko, įkvėpimo, daugiau tapyti, daugiau kurti, to grožio, gėrio ir būtų daugiau harmonijos. Tai irgi reiktų vis dėlto to paprasto, galbūt dar kažkokios platformos, aišku, yra Amazonė, yra Etsy, yra, bet galbūt irgi sukurs dar kažkokią kitokią platformą, kuri bus Aljanso platforma arba Beautiful platforma. Tai čia jau jo, nes jau čia viskas apie jį. Tai va, tai nelaukite, niekas jums ant padėkliuko neatneš, nieko. Žmonės tokie yra, aš tiesiog pagal savo patirtį tiesiog galiu pasakyti, kad neatneš jums, viską reikia pasidaryti pačiam. Bet prašyti visada galima. Bus tokia platforma, žinau, kad bus tokia platforma, kur žmonės galės eiti ir prašyti, man reikėtų to, gal galėtų man kas nors padėti. Ir bus tokia platforma, labdaringa platforma, kur galės visi eiti ir prašyti to, ir kas galės, kas norės, galės eiti ir
padėti kitiems žmonėms. Ir tokiu būdu bendradarbiauti. Štai tokiu būdu aš padariau saloną. Man labai daug žmonių padėjo ir aš visiems esu be galo dėkinga ir be galo be krašto. Tai dėl to dėkoju kiekvienam žmogui prisidėjusiam prie mano salono egzistavimo. Su meile. Iki.